jaučiatės, žinodamas, kad šiandien jums reiks pavaduoti vyr trenerį Romą Baranauską? Tiesa, yra graudus dalykas, kad treneris dėl alkoholizmo apsinuodijimo negalėjo ateiti šiandien būna, bet esu pasiruošęs taip pačiai kaip ir jas motyvuoti komandą ir tai panaudosime vyresnio trenerio Romo derinukus. Vienas iš jų, kaip pavadino, didysis smurtas. Mano atžvilgiu žaidėjai yra pilnai pasiruošę ir šiandien tikrai laimėsime. Šiandien aš nežaisiu, būtent reikia pavaduoti, nes motyvacija pusė darbo. Tai va, grįžo mūsų treneris iš Alytaus kolonijos, Tadžikistano. Ir dabar, kaip jūs nusiteikę varžybomis? Antromis varžybomis. Iš tikrųjų, mes esam supykę, nes jų komanda mus įžeidė. Jie pasakė, kad bus geresni už mus, bet taip nebus. Už tai, kad jie mane supykdė, aš padariau blogą darbą ir turėjau truputį pabūti kolonijoje, bet dabar grįžau. Ir mes jiem įrodysim, kad jiem bus da. Turim juos pažeminti, privalom juos pažeminti. Kebra, sakė, be jokio pasikėlėjimo, tai davai. Kas? Pirmas kėlinys pasibaigė. Geras žaidimas, tik tai trūksta gynybos. Išleidome Mantą. Aš man. Bet jis apsikeitė vėl. Jis apsisprendė, kad jis nežais. Aš žais? Ne, šį kėlinį. Žaidimas tai jau baigėsi kėlinys. Žvilgterėkime į žaidimą. Analizuokime kritiškai. Aš objetavau ir šneku. Mes žaidžiame gerai, metame labai daug, bet neatsikovojame kamuolio. Va, tas yra blogiausia. Tiesiog nepataikom į kažką. Daug metų, bet nepataikom. Nes vapšį jo Gal norit pakomentuoti žaidimą? Mes galim laimėti. Mes nepalaikome. Treneri, komentaras po 2 kėlinių. 2 kėliniai. Jie iš tikrųjų yra dar blogesni. Mes galvom, kad bus truputį sunkiau, bet mes klydom. Visi klysta, kaip sakoma. Šios varžybos man primena prievartavimą. Dabar išleisim dar vieną žaidėją. Tai gali jiem truputį daugiau šansų atsiras laimėti. Manau. Mantas Baranauskas. Kuris ten? Escobar, ten kažkoks. Jo. Po 2 kėlinių. Jis parodys, ką reiškia tikras itališkas žaidimas. Ei, kėlinės apsimauk pirmą. Kėlinės apsimauk. Kėlinės. 3-4. Mačiai!
ką, šių rungtynių aš daug nemačiau, bet galiu aš tik pasakyti, kad B klasiai buvo toks pat likimas kaip mum. Mažeikiai yra šūdas, nes jis sunaikino mus. 3-4! Na kągi, kaip vertinate varžybos? Labai gerai sužaidėm. Iš tikrųjų tikėjomės 100, bet nepasiekėm savo tikslą, bet siek laimėjom. Sužaidėm geriau negu praeitas varžybas. Didžiuojasi savo vyrais ir lauksime kitų varžybų. O čia karų rais talaus po varžybų.